kojų peršalimo simptomus. Coldrex stipresnis už tavo peršalimą. Prašom įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Šiokienio rytą naujausią spaudą analizuosite su Audriu Antanaičiu. Iš paprasčiausių produktų kulinaras Martynas mokės pasidaryti pigius pusryčius. O kolegė Žemyna patars, ką reikia daryti, kad neapsiryti. O kolega Dainius papasakos apie vakarinio makiažo subtilumus. Visiškai nesąmonė, Žemyna, nesutinku. Ir visą tai rytinėje laidoje. Pabūsiu TV vieną. Pabūsiu TV vieną. Kakadu metų skandalai. Žlunga legendinis Kauno Žalgiris. Tai yra mūsų nuopuolis. Už kiek Mija apsinuogino Zvonkui. Kodėl Smoriginas atsisakytų šokti su Siaurusevičiumi. Aš bijau, kad jisai net neatsistotų ant kojų. Neįtikėtini ir negirdėti dalykai šiandien tik per Kakadu. Po sprogimo Kaune pirmajame forte 9-metei mergaitei teko amputuoti dalį kojos. Jai buvo didžiulis smūgis, jinai iššokėjo pas mane. Jinai dviejose vietose Vilnių moksleivių rūmuose lanko šokius ir savo mokykloje. Varo pareigūnų darbo detalės. Gydytojų priimti sprendimai. Šiandien 19:40. Praleidę visą pusdienį mokykloje, nusipelnėte gero poilsio. Mes tikrai turime ką pasiūlyti. Drąsūs herojai ir galingi robotai seriale Zoidai. Toliau Jin, Jangas ir Jo. Nuotaikinga sesės ir brolio kova su blogiu. Ir pagaliau skanėstas. Žaidėjai ir vis dar neišnykę dinozaurai. Visa tai šiokiadieniais nuo 13:55 iki 15 valandos. Niūrios horoskopų pranašystės išsipildė tik Plungiškiai. Degi ir degi jos pinigėlį. Visiems kitiems, kaip nuo žąsies vanduo, laimėjimas po laimėjimo. Bet pasirodo džiaugsmą teikia ne pats turtas. Mama džiaugiasi, kad išpildė sūnų norą, vyras, kad pradžiugino širdies draugę ir taip pasaka be galo. Jūs galite ją papildyti savo asmeniniu nuotykiu šį sekmadienį be 15:06 per LNK. Serialą pristato Liudarin. Lietuviškas produktas akims stiprinti. Apdovanotas aukso medaliu. Santiago laukia pritrenkianti žinia, kuri optikuojams atvers ne tik jo, bet ir aplinkui. Greitai išjungus. Santiago visą gyvenimą slėpė jo motina. Netikėti likimo vilnių, kurią nugalėjo aistra. Šiokiadieniais 3:30 per LNK. Eurovizijos žvaigždžių pasirodymas Slavenskij Bazar tęsiasi. Temperamentas, populiarūs šlageriai ir mylimi atlikėjai. Slavenskij Bazar su kokybės ženklu. Penktadienį 19:10 programos Eurovizijos žvaigždės antroji dalis. Puikus vakaras tik su LNK. Čia yra žaidimas. Yra žaidimas, supranti? Jeigu tu nesugebi moters lovą įsitempti, tai kas kaltas, kad tu tormadas toksai? Muštinės realybės šou trečias nereikalingas filmavimo aikštelėje. Krauju aplaistyta 2 įkėlusių vyrų kova dėl žavios raudonplaukės. Jeigu nesitaria negula į lovą, tokios kaltas, gal impotentas esi? Vado gniaužantis vaizdai, trečias tampa nereikalingu. Trečiadienį 20:30 per LNK. Šio filmo veiksmas prasideda tuomet, kai velniškai gudrus teroristas užgrobė lėktuvą. Kuriame kaip tik skrenda tokių teroristų siaubas Wesley Snipesas. Įtempto siužeto veiksmo filmas 57 keleivis. Ketvirtadienį vakare. Pristato naujas baltas šokoladas su kokosu ir spanguoliu. Gana geidžiamas nuo 1806 metų. Šeštadienį LNK muzikos akademijoje kova dėl išlikimo. Pirmasis karštasis dalyvis dainuos melodingasis rokeris Misteris Džiuko. Antrasis moterų numylėtinis Paulius, o savaitės lyderis spręs, kuriam teks kovoti trečiajam. Muzikos akademijoje nuo šio šeštadienio naujokų projekte nebebus. Nuo šio šeštadienio dalyvių skaičius pradės mažėti, o noras likti tik didės. Projekto partneriai radio stotis M1. Populiariausias pramogų žurnalas Laisvalaikis. Šį sekmadienį auksinėje savaitės blykstėje pirmą kartą toks Ruslano atvirumas.
Tema – ne viena operacija tam, kad kūnas taptų tobulas. Ai, Benai, šito- Studijoje žinomiausi šitas kūno vynas, skulptoriai, chirurgai ir ne Nori? vieną operaciją iškentusios žvaigždės. Šokiruojanti tema prasidės nuo Nori? Ruslano močiutės Zinos išskirtinio pasakojimo. Auksinė savaitės blykstės sekmadienį, 8 val. Vakaro. Laidą pristato obuolių hidrokapsulės Harmony Line. Jau šiandien ypatinga viešnagė Kristinos Brazauskienės namuose.